Labas rytas, mano bičiuliai, draugai. Mes kaip tik šiandieną esame prie Gintaro muziejaus arba Birutės parke ir kartu esame šalia Eglės Žalčių karalienės skulptūros. Taip jau tapo simboliška, kad ko gero kiekvienas iš mūsų lietuvių, tie, kurie čia gimėm, čia, kurie augom, praktiškai nėra praėję tos dienos arba to įvykio, kada atvažiuoji į Palangą, neužsisuktume į Birutės parką, nepadarytume fotonuotraukos su Eglės Žalčių karalienė. Bet šiandien dienai tas mano toks mini reportažas, rytinis reportažas, nes paskutinė diena Palangoje. Iš tikrųjų, kai paskutinė kilom, jau viskas sesija, darbai prasideda šiandieną. Žinot, aš ateidamas ryte, kadangi kiekvieną rytą to pačiu maršrutu praktiškai vaikšto ir aš pagalvojau, tai kiek mūsų tauta mes turime sukūrusi beproto gražių kūrinių apie moterį, iš tikrųjų, tiek knygų, tiek pasakų, tiek eilių, tiek poemų, tiek iš tikrųjų tragiškų istorijų, bet ir kartu ir skulptūrų. Ir šiandieną irgi ryte eidamas, sakau, prieš iškildamas į Vilnių, aš pagalvojau, čia, kaip sakant, pliotkai eina arba pikti liežuviai plaka, kad čia, įsivaizduokit, stovėtų Musteikaitės ta Kaišiadorių baba. Tai, kuri ten sakė, kaip ten linksmina Kaišiadorių merą, ar ten linksmina kažką tai kitą, Kaišiadiriečius. Tai įsivaizduokite, kokios mes esame dabar, tokios, sakyčiau, žemos kultūros arba savivertės tauta, kad tokias babas, kaip padarė Kaišiadorėse Musteikaitės ir jos visa kompanija būtų. Tikrai, Eglė Žalčių karalienė, čia irgi vėlgi, matyt, mes kiekvienas matėm filmą, skaitėm knygą, nežinau, aš be proto daug kartų, ko gero, tą knygą skaičiau ir filmą žiūrėjau. Ir Roberto sukurtas tas kūrinys arba šita skulptūra moters, tai, jinai atspindi labai daug, jinai mane, ko gero, aš bent jau taip spėčiau, aš galėčiau tik interpretuoti. Tai yra būtent jos pirmas ryšys su gamta. Tai iš tikrųjų, tai jauna graži mergina eina maudytis ir ant savo drabužių pamato žaltį. Žaltis mūsų tautosakoje, mūsų gyvenime, mano bent jau ypatingai mažosios Lietuvos gyvenime, tai žaltis neatsiejama dalis. Žaltis buvo kiekvieno namo ir kiekvienos sodybos, puošmena, jeigu taip galėčiau pasakyti, mes jį saugotom, globodavom, nes skaitydavo, kad ir žaltis apsaugo mumis. Ir tas ryšys tarp Eglės ir Žalčio, Žilvino tuo atveju, tai buvo toks, sakyčiau, lengvas šokas, nuostaba ir panašiai. Ir kitas įdomus dalykas, aš visą laiką vaikystėje, kada žiūrėdavau tą filmą, man kilo klausimas pabaiga. Tai pabaiga, jos interpretavimas, kuo gali baigtis. Tai ta pabaiga iš tikrųjų pakankamai žiauri, bet kartu jinai parodo, kokia yra mūsų visuomenė, kokia yra mūsų visuomenės dalis ir kaip mes nepriimam kitų žmonių. Mes kaip nepriimam kitos nuomonės, kitos pozicijos, mes to jau apidalinam epitetais ir jeigu tas nepatinka, mes tiesiog įstumėm. Tai netgi tas kūrinys, kuris sukurtas beros 35, jeigu gerai aš prisimenu, atrodo 35 metais, tai ir ką pailiustruoja, kad atsiranda pabaigoje neapykanta kitiems, neapykanta kitai tautai, neapykanta kitaip mąstančiams, kitai visuomenės daliai. Tai noriu tikėti, kad Palanga nenueis to blogiausių kelių, kaip padarė Kaišiadoris ir ta baba, kuri tenais linksmina Kaišiadoriečius, niekada neatsidurs mūsų Palangos parkuose, vietose, nes iš esmės mūsų lietuvių moteris tai yra unikalios. Tai yra tiek savo grožiu, tiek išmonė, tiek savo protu ir daryti lietuvaitę linksmintoje, tai yra kažkas tai baisaus. Bet matyt, čia yra jau mūsų tų leftistinių politinių partijų vienas iš ko gero uždavinių arba vienas iš pagrindinių uždavinių yra griauti pamatinius kultūrinius ir esminius dalykus mūsų valstybės ir aišku, vienas ko gero pagrindinių, tai sugriauti mūsų tautiškumą. Tai ačiū skulptoriams, ačiū menininkams, kad lietuvaitė jie daro iš tikrųjų tokią mistinę būtybę, gražią būtybę, kurie kūrė ateitį. Tai ką, mielieji, geros jums darbo dienos ir iki susimatymo.